Sveiki. Pakalbėkime apie tai, kas labai svarbu vyrų sveikatai – aukšto testosterono lygio palaikymą. Testosteronas tai ne tik fizinė jėga raumenų masė. Jis vaidina svarbu vaidmenį energijos, nuotaikos, lytinio potraukio ir bendros savijautos srityse. Bet štai kas, jei norite išlaikyti aukštą testosterono lygį, reikia ne tik tiesiogiai didinti testosterono kiekį. Jums reikia tinkamų statybinių blokų jo gamybai palaikyti. Čia svarbios tokios maistinės medžiagos kaip cinkas, omega 3, vitaminas E ir vitaminas C. Leiskite man tai paaiškinti. Pirmas žingsnis – cinkas, testosterono gamybos pagrindas. Cinkas yra viena svarbiausių mineralinių medžiagų, kai kalbama apie testosterono gamybą. Jis dalyvauja procese vadinamame sėklidžių steroidogenezė, kuris iš esmės yra testosterono gamyba sėklidėse. Neturėdamas pakankamai cinko, jūsų organizmas tiesiog negali gaminti optimalaus testosterono kiekio. Tyrimai parodė, kad mažas cinko kiekis yra susijęs su sumažėjusiu vyrų testosterono kiekiu. Tačiau yra viena gudrybė. Nors cinkas yra labai svarbus, jis neveikia atskirai. Vien tik didelės cinko dozės neužtikrins testosterono kiekio padidėjimo, jei nebus kitų svarbių veiksnių. Todėl reikia sutelkti dėmesį į platesnę mitybos strategiją. Antras žingsnis – omega 3 ir vitamino E stiprinantis testosterono sintezę. Čia įsijungia omega 3 riebalų rūgštys ir vitaminas E. Omega 3 riebalų rūgštys, kurių paprastai randama žuvų taukuose, linų sėmenyse ir Ispanijos šalavijo sėklose, atlieka svarbų vaidmenį gerinant ląstelių membranų būklę. Sveikos ląstelių membranos užtikrina geresnį ląstelių tarpusavį ryšį ir veiksmingesnį testosterono gamybos procesą. Tuo tarpu vitaminas E, kuris yra stiprus antioksidantas, apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso. Kai ląstelės patiria oksidacinį stresą, jos negali tinkamai funkcionuoti, įskaitant ir ląsteles, dalyvaujančias testosterono gamyboje. Neutralizuodamas laisvosius radikalus, vitaminas E sukuria puikią aplinką veiksmingai testosterono sintezei vykti. Kai cinkas, omega 3 ir vitaminas E veikia kartu, jie užtikrina, kad jūsų organizmas turėtų visus reikiamus išteklius optimaliai testosterono gamybai. Tačiau mes dar nebaigiam. Yra dar viena dėlionės dalis. Trečias žingsnis yra vitaminas C, galutinis testosterono gamybos katalizatorius. Vitaminas C gali atrodyti paprasta maistinė medžiaga, tačiau jis atlieka esminį vaidmenį baigiamuosiuose testosterono sintezės etapuose. Tiksliau, jis padeda reguliuoti kortizolio, streso hormono, kuris gali trukdyti testosterono gamybai kiekį. Didelis kortizolio kiekis gali slopinti organizmo gebėjimą gaminti testosteroną. Todėl labai svarbu kontroliuoti kortizolio kiekį. Tačiau ne visos vitamino C formos yra vienodos, kai kalbama apie testosterono gamybą. Veiksmingiausios yra esterio ir liposominio vitamino C formos, kurios yra geriau biologiškai prieinamos. Tai yra, organizmas jas efektyviau įsisavina ir užtikrina, kad vitaminas C tinkamai atliktų savo darbą. Liposominis vitaminas C yra apgaubtas mažomis lipidų molekulėmis, kurios apsaugo jį nuo suskaidimo virškinimo sistemoje. Dėl to organizmas geriau įsisavina ir efektyviau naudoja vitaminą. Tinkama vitamino C forma derinant su cinku, omega 3 rūgštimis ir vitaminu E, sukuriama puikia aplinka optimaliai testosterono gamybai. Taigi, išvada yra sinergijos galia. Jei rimtai siekite išlaikyti aukštą testosterono lygį, svarbu ne tik viena maistinė medžiaga, bet ir pagrindinių veikėjų sinergija. Cinkas sudaro pagrindą, omega 3 ir vitaminas E užtikrina efektyvę sintezę, o vitaminas C, esterio arba liposominės formos, padeda viską sujungti ir užtikrinti optimalią gamybą. Užtikrindami, kad šių maistinių medžiagų gautumėte tinkamais kiekiais, suteiksite savo organizmui priemonės, kurių jam reikia, kad testosterono lygis būtų aukštas. Turėkite tai omenyje. Kai kitą kartą galvosite apie savo mitybą ir maisto papildų vartojimą, kiekviena iš šių maistinių medžiagų atlieka svarbų vaidmenį, padėdama jums išlikti stipriems, energingiems ir geriausios būklės. Jeigu norite įsigyti kokybiškus minėtus papildus, tai galite padaryti mitybosinžinerija.lt puslapyje. O šiam kartu tiek. Būkite išmintingi, sveiki ir energingi. Iki.